Laisvalaikis. Tokia tema, kur kaip mes praleidžiam savo laisvalaikį. Dažnai maišo laisvalaikį ir santykiai šeima. Laikas skirtas šeimai. Ne, tai yra du skirtingi dalykai. Laisvalaikis yra tas laikas, kurį mes skiriame savo, kaip žmogui, kaip asmenybei. Turiu vieną pavyzdį. Žmogus atėjęs, kaip tavo laisvalaikis? Oi, labai mėgstu žvejoti, čia... Gerai, kada paskui kart buvo žvejotis? Gal čia... prieš karantiną. Ir taip suprantu, kad tai yra kalba apie 2-3 metus paskutinį kartą išėjimą žvejoti. Kur labai mėgsta, kur vienas švacinios. Ką dar mėgsti su draugais, kada buvai susitikęs. Ir matai, kad to istorijai prasideda toksai pasakojimas kažkada senai. Tai va, čia ir yra to žmogaus laisvalaikis bus ties vienetu. Ties nuliu greičiausiai. Nes laisvalaikio nebėra. O tas laisvalaikis, kuris yra malonus tau, galbūt išeitis, galbūt pabėgioti vienam pačiam, galbūt nuvažiuoti kažkur tai, galų gale susitikti su tais pats savo draugais, atskirai su kuriais tai susitinki, galbūt kartingais pasivažinėti, ar kažkur tai rasti bendruomenę, į sporto klubą. Tiesiog galima vardinti labai didelį sąrašą, ką mes galime nuveikti. Bet jokių būdų tai neturi būti susietas su kažkuo. Šeima tai vietoje gali būti, jeigu mūsų yra vertybė šeima, tai tai vietoje šeima gali užimti tam tikrą dalį laiko. Bet labai svarbu, kad mes turėtume savo laisvalaikį, būtent orientuotą į savo poreikius. Būtent tai, ko noriu aš pats kaip asmuo, kaip žmogus ir ko dažnai neleidžiu dėl to, kad yra šeima reikia pasirūpinti arba dar kažko. Tiesiog atraskim tą laiką, nedaug, bent truputį laiko savo, kad ir valandą, kad ir dieną per mėnesį. Ir vėl pakeisim savo judėjimą ir būsim daug laimingesni, negu esam iki šiol.